Bandyčiau kurti turinį išlaižytą ir pagal planą, tai ko gero nieko nesukurčiau. Labai dažnai sulaukiu feedbacko, net ir Vapremos festivalio žmonės dalinosi, sako, man patinka, kad tu esi labai žmogiška ir nebijai parodyti, jau tikrai ne vieną atgalinį ryšį dėl to gavau. Ir va, atsikėliau ir man toksai impulsas pasidalinti žinute, ir jeigu būčiau ėjus praustis, dažytis, apsirengti, ieškoti vietos apšvietimo, tai aš tikrai nepadaryčiau to. Labai dažnai sulaukiu žinučių žmonių, kurie sako, o aš tavęs tokios nepažįstu, o aš tavęs tokios nepažįstu, aš negirdėjau tavo tokiu balsu anksčiau kalbant. O blemba, betgi aš tai esu visokia, aš esu moteris, aš esu šakti, pas mane tiek daug archetipų ir tiek daug dovanų yra duota. Ir kad aš galiu būti visokia, aš galiu tą, ką reikia paguosti, apkabinti, aš galiu kurti magiją ir savo, ir kitų gyvenimuose, aš galiu duoti patarimą, jeigu žmogui jo reikia. Vakar beje po festivalio toks susirinko vyrų būrelis paklausinėti apie santykius prie lieptelio. Buvo labai įdomi patirtis. Aš galiu būti visiška kūrėja, aš galiu būti įkvėpėja kažkam, aš galiu kažkam sielą paliesti, kažkam galiu pamasažuoti kūną įstrigusias emocijas, padėti paleisti. Ir aš kartais galiu būti tokia, kuri gali paimti botagą ir užpakalį išplakti. Ir aš tą kartais darau su moterim, kurios atvažiuoja pas mane ne pirmą kartą ir matau, kad progresas vyksta labai lėtai arba nevyksta, arba vyksta regresas. Tai kelis kartus išmiluoti taip, bet ateina laikas, kai reikia prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir daryti pokytį pačiam. Tai aš esu visokia. Ir kartais žmonės ateina pas mane su lūkesčiu, oi, tu mane ne taip apkabinai kaip kitą žmogų, oi, kodėl tu su kitu esi švelnesnis, nes tu nesi kitas žmogus, nes kitam žmogui reikia švelnumo, tau jau reikia atmerkti akis. Kitą žmogų aš matau pirmą kartą, aš tave matau 10 kartą ir ką tu darai dėl savo gyvenimo, tu negali eiti pas mane tik tai kiekvieną kartą, kai tau kažkas vyksta, kad aš tau duočiau patarimą ar kad tave apkabinčiau. Tu turi pats atrasti tą šaltinį ir tą jėgą savyje. Tai va, žinokit, aš esu visokia, bet man gal svarbiausia yra būti autentiška ir būti tikra. Ir viskas, ką darau, tai daryti ne iš to tokio, oi, švelnumo ir minkštumo, bet iš tikrumo. Ir kartais mums reikia rykštės, o ne dar vieno ašarų nuvalymo. Ne visada tai veikia ir labai dažnai tai neveikia.